Kaip įveikti savo aš, ego. Temos apie tai, kas yra aš, kur jis randasi, kokia jo esmė, visą tai žmogus atranda savo evoliucijos procese. Planeta, kurioje mes praeiname savęs pažinimo ir evoliucijos kelią, turi savo apribojimų, dėl ko žmogui sunku suprasti, kas yra mūsų aš. Kiekviename iš mūsų gyvena keli aš. Pirmasis tai aukščiausiasis aš, kuris dar ir dabar randasi rojuje. Tai šitas aš, kurio visi siekia savo evoliucijos procese, su kuriuo kiekvienas vieną dieną susijungs ir pateks į rojų. Antrasis aš yra kiekvieno žmogaus individualybė, jo pasaulio supratimas, pasaulio suvokimas, tai asmeninės būsenos, kurią žmogus išsiugdo evoliucionuodamas šiame pasaulyje per savo gyvenimus. Antrąjį aš galima pavadinti smegenų funkcijų darbu. Antrasis aš yra mūsų ego. Dauguma žmonių tapatina save ne su aukštesniąja kūrybinė galia, aukščiausiuoju aš, kuris yra Dievas, kūrėjas, tvėrėjas, bet su ego, kurį jie puoselėja gyvendami čia. Kai žmogus palieka savo fizinį kūną, jo ego, jo antrasis aš patiria mirtį. Ego, antrasis aš, žmogui duotas tik vienam gyvenimui. Kodėl žmogui reikia nugalėti savo ego? Ar būtina tai daryti? Jei dar vaikystėje žmogui būtų duotas teisingas dvasinio augimo auklėjimas ir ego nereikėtų nugalėti, sujungęs savo individualumą su dvasiniu augimu ir charakteriu bei aukščiausioji aš, kurio prigimtimi esame, žmogus būtų tobulas. Bet dėl to, kad planetoje egzistuoja iškreiptas supratimas apie gyvenimą ir pasaulį bei evoliuciją, turime kovoti su savo egoizmu, su savo protu. Juk mes esame šviesa, energija, paties kūrėjo dalelė, tai sąmonė, kuri randasi rojuje. Rojuje yra žmogaus aukščiausiasis aš, jo tikroji prigimtis. Žmogus evoliucijos procese sugrįš į savo aukščiausiąjį aš. Kiekvieną kartą gimdami šioje planetoje, mes kiekvienas iš naujo įgyjame savo antrąjį aš, individualumą. Tai, kas skiria mus vienas nuo kito. Tai yra didžiausias pasiklydimas tapatinti save su savo ego, protu, fiziniu kūnu. Žmogus yra šviesa, energija, vibracijos, sąmonė. Žmogus tai siela, aukščiausias protas. Savo prigimtimi žmogus yra visame kame ir visur, kiekviename augalo lape, smiltelėje, kiekviename žmoguje. Žmogaus prigimtis yra būties visame kame būsena, kūrėjo būsena. Per jus kūrėjas apsireiškia. Dievo prigimtis yra beformė, bet jo aukščiausia sąmonė, jo energija, kūrybinis potencialas leidžia jam pažinti save patyrime per jūsų gyvenimus, per visą kūrybinį procesą, per viską, ką jis sukūrė. Kosmose, visi pasauliai, visos galaktikos, visa tai yra kūrėjas. Savo energiją jis yra visame kame. Kai suprasite, kad esate šios prigimties dalis, jūs neskirsite savęs nuo kitų žmonių, nustosite teisti kitus. Tai bus pirmas ir labai svarbus žingsnis siekiant nugalėti savo antrąjį aš. Ta egoizmą, kuri šnabžda mums nuoskaudas, nereikalingus planus, sprendimus, kuriuos pasirenkame. Kai žmogus palieka savo kūną, jis aiškiai supranta, kad kūne buvo laikinai, kad jis yra tai, kas suteikia šitam kūnui gyvybę. Jūs esate gyvenimas. Plėtodami savyje gyvenimo prigimtį žmogus netapatina savęs su savo protu, o siekia dvasinio augimo, dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo. Dauguma žmonių ieško atsakymų į klausimą, kaip įveikti savo ego, kodėl reikalinga ši pergalė prieš antrąjį aš. Ego egzistavimas stabdo žmogaus vystymąsi jo evoliucijos procese, sukuria sunkumų, problemų, ligų, kurias žmogus priverstas iškęsti. Nes visą tai žmogus renkasi savo protu,
Pasirinkęs tai, žmogus susikuria savo realybę. Kai yra sukurta realybė, atsiranda situacijos, žmonės, kurie kažko mus moko. Ir kiekvieną kartą išgyvenant tą ar kitą gyvenimo situaciją, užduokite savo klausimą, ko šis žmogus nori mane išmokyti. Gal kantrybės, atleidimo, besąlygiškos meilės, kuriais nieko nereikia mainais, kuri yra pasiruošusi duoti viską ir visą apjungti. Tai ir yra dvasinio tobulėjimo procesas, suteikiantis žmogui palaimos, ramybės ir harmonijos būseną. Jei turite tai savyje, savo sieloje, tai turėsite viską. Tai jau pajautė tūkstančiai mano mokinių supratę, tai įsisąmoninę ir gyvendami tuo. Jų akys spindi, sielos pripildytos visapusišką meilę. Mano mokiniams pasiseka nugalėti savo antrąjį aš. Gyvenant kiekviename žmoguje pasireiškia antrasis aš. Jo prigimtis tai jūsų baimės, abejonės, nerimas, nepasitikėjimas savimi, vidinis šykštumas, pasipiktinimas, vidinis pasmerkimas. Jūsų protas sukuria jums ego programą. Ir būtent baimė sukuria vidines ydas. Jei nebūtų baimės, protas negalėtų sukurti tokių baisių minčių ir būsenų. Kai žmogus galvoja ką nors blogo, jis pateikia visatai prašymą apie tai, ką pasirinko mintimis. O juk mintis yra materiali. Todėl norint nugalėti tą pagrindinai vienam gyvenimui duotą antrąjį aš, reikia išmokti teisingai mąstyti. Kaip išmokti teisingai mąstyti? Nustokite barti save. Net jei galvojate neteisingai, tiesiog supraskite, kad ši bloga mintis buvo neteisinga ir pasakykite savo: atsisakau šios klaidingos minties, nes tai sukels man naikinimą. Ši pastaroji mintis jau bus didelė pergalė, didžiulis pasiekimas jūsų gyvenime. Kai jūsų mentalinėme procese, mąstymo procese atsiranda blogų minčių, baimių, atpažinkite tai ir paklauskite savęs: ko aš bijau? Suvok ir priimk savo baimę, bet nekovok. Kovodami su baime jūs stiprinate savo ego, o jam to ir reikia. Priimk savo baimę su meile, sakydamas savo: taip, tai mano baimė, taip, aš to bijau, bet nekovoju. O tai reiškia, tai pasitraukia iš mano gyvenimo. Pamatysite, kai tik jūs sąžiningai, ramiai ir su meile savo tai pripažinsite, kad ko tai nenorite bijoti, ar kažkuo esate nusivylę, jūsų vidinė būklė pasikeis, jūs jausitės geriau. Ši baimė neišnyks iš karto, o pamažu susilpnės. Niekada nekovokite su kažkuo, nei su kokia nors situacija, nei su jokiais sunkumais, nei su problemomis. Pati kova sustiprina procesą. Supraskite tai ir pritaikykite savo gyvenime. Pamatysite, kaip jums palengvės. Visi sunkumai, situacijos, žmogaus evoliucijos kelyje duodami jam, kad pastumėtų jį dvasinio augimo link. Tačiau reikia galvoti apie tai, kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra ir laimės laikotarpis. Juk kiekviena mintis tai energija. Jei jūs arba naikinate pasaulį, arba kūrėte jį. Savo nuoskaudomis, blogomis, agresijos, baimėmis užkrečiate savo artimuosius. Juk pastebėkite, jei kažko bijai, jei esi kažko nepatenkintas, natūraliai prarandi gerą nuotaiką. Jūsų artimieji tam pasiduoda, įsitraukia į sąveiką su jūsų ego, kuris taip ir pasireiškia. Kiekvieno iš mūsų gyvenime pasitaiko situacijų, kai gerą nuotaiką savo pykčiu ir irzlumu gadina kiti žmonės. Pasipildydamas žemomis kitų žmonių ego vibracijomis, mūsų antrasis aš, mūsų ego, sąveikauja su juo. Jei esate geros nuotaikos ir matote kito pasipiktinimą, mintimis pasakykite savo: dabar šitas žmogus išmokys mane kantrybės. Turiu būti kantrus, išmokti besąlyginės meilės bei supratimo ir priėmimo pamoką.
Tokiu būdu būsite pasiruošę negandoms ir jūsų reakcija bus rami. Kito žmogaus pyktis ir susierzinimas tai ne jis, nes jis iš esmės yra kūrėjo šviesa. Tai jo ego dėka jūs ugdote priėmimą, gailestingumą, užuojautą. Vertinga yra ir gera, ir bloga. Kiekvieno užduotis mokėti tai atpažinti. Taip galite nugalėti savo ego, kuris kiekvienam duotas vienam fiziniam gyvenimui. Jis bijo mirti parodydamas save. Ego šiame pasaulyje pasireiškia per baimės poziciją. Šios apraiškos yra skirtingos. Ego kaip arogancija, egoizmas. Situacijas ir žmonių, kurie ne taip, kaip norėtumėte pasielgę. Supratimas yra meilė, jūsų vidinė meilės jėga. Taip jūs pasipriešinate savo ego. Mylėdami save, jūs mylėsite žmones. Neteisite kitų. Juk teisia tik tie, kurie negali atleisti savo. Mylėdamas save, žmogus myli savyje kūrėją. Viską priima ir suvokia, kad viskas dėl kažko duota, kaip tvirtybės ugdymo, kantrybės pamokos. Tarp egoizmo savo ir meilės savo yra didžiulis skirtumas. Ego pasireiškia per baimę, o baimė tai meilės priešinkybė. Tas, kuris myli save, myli ir kitus. Juk pats kūrėjas suteikia žmogui tokią prigimtį, suteikdamas jam galimybę pasirinkti viską, ko kiekvienas nori. Dievas myli visus vienodai, neskirstydamas į blogus ir gerus, atleisdamas ir priimdamas tokius, kokie yra. Tai ir yra besąlyginė meilė. Kiekvienas turėtų siekti šio jausmo. Besąlyginė meilė savo, tai reiškia ir kitiems, tai pergalė prieš ego, savo antrąjį aš. Kiekvieno aukštesnysis aš yra tėvo, kūrėjo buveinėje, rojuje. Kiekvieno užduotis grįžti pas savo aukščiausiąjį aš, evoliucionuojant čia šitoje planetoje. Kai kvantinė dalelė žmogus randasi visose lygiuose ir visose erdvėse. Kristus sakė, norint patekti į dangaus karalystę, reikia mirti ir gimti iš naujo. Jis neturėjo omenyje fizinę mirtį, nes, kaip sakė Kristus, dangaus karalystė yra kiekviename iš mūsų. Jis davė žmonėms suprasti, kad jie turi nugalėti savo ego, kuris žmoguje kuria destruktyves mintis ir baimę. Jis valdo žmogų ir nesuteikia galimybės tobulėti ir vystytis. Kai žmogus nugali savo ego, jame gimsta prašviesėjimo būklė. Kai kurie tai vadina nirvanu, nušvitimu ar gimimu iš naujo. Tada žmogaus sieloje viešpatauja laimė, džiaugsmas, gausa, jį vedanti šviesa. Žmogaus aukščiausiasis aš laukia jo rojuje. Jo dalelė kiekviename, kuris yra evoliucijos procese šioje planetoje. Šioje planetoje žmogus negali visiškai atskleisti savo tikrosios prigimties. Jis tik priartėja prie šitų žinių. Daug aukštesnės žinios laukia jo tobulesniuose pasauliuose, kur jis bus mokamas ir ugdomas. Visatoje siela atliks daugybę užduočių, gyvendama daug gyvenimų, vystydamas jį priartės prie aukščiausiojo aš pažinimo. Tik atskleisdama rojaus aš prigimtį siela gali susijungti su Dievu, nes žmogus negali įeiti į tai, kol dar nėra tam pasiruošęs. Žmogus miršta paskutinį kartą šioje planetoje, kitose tobuluose pasauliuose jis yra nemirtingas. Kiekvieną dvasiškai besivystantį žmogų lydi Dievo balsas, kuris siunčia informaciją sapnų pagalba. Kartais pasako tik vieną, bet labai svarbų žodį. Nugalėjęs ego, žmogus tarsi gimsta iš naujo. Tačiau šis kelias nėra lengvas. Norėdami nugalėti tai, turite suvokti, kad ego yra jumyse ir išreikšti norą būti dieviškoje prigimtyje. Suvokimas, kad kitų vertinimas tai ne jūs, o tai jūsų ego, padeda jį susilpninti. Ego ilgai kovos su tikruoju žmogaus aš, suvokdami ir priimdami ego.
Leisdami savo suprasti, kad blogas pasirinkimas nėra jūsų, o ego, jūs jį silpninsite kiekvieną dieną. Mainais įgysite ramybę ir besąlyginę meilę.